Labą dieną, mano vardas Milda ir čia bus spalio mėnesio ataskaita darbų, kuriuos siuvinėjau spalio mėnesį, būtent mano projektų siuvinėtų kryželiu. Tai va, spalio mėnuo. Spalio mėnuo iš tikrųjų buvo kitoks. Rugsėjai ten neišsiuvinėjau nei 1000 kryžiukų, tai spalio mėnesį sugalvojau atsikvėpti. Ir šį mėnesį iš tikrųjų siuvinėjau beveik kiekvieną dieną. Ten po kelias valandas, bet beveik kiekvieną dieną. Kadangi aš siuvinėjau lėtai, tai nėra labai didelis progresas, bet man tai pakankamas progresas. Tai žodžiu, turiu ir pabaigtukų, ir naujų pradėtukų, ir su soda pasistumėjau gana nemažai. Tai žodžiu, statistika. Šį mėnesį yra 9 pradėtukai, iš jų 7 pabaigti. Tai nėra dideli projektai, tai yra iš šitos knygos projektai. Tai čia jie nedideli, 200, iki 200, iki 300 kryžiukų, tai žodžiu atsisėdi per vieną vakarą vieną ir padarai. Ką dar? Taip pat norėjau pajudinti biškį daugiau projektų, bet nesigavo. Tai va, ką dabar čia matote? Čia matote pradėtą keksiuką. Jį pradėjau spalio 20 ir čia yra apie 600 kryžiukų, 605. Čia jisai tiko man bingo, vienam langelį, man atrodo, panaudojau. Ir išsiuvinėjau ir dabar kitą mėnesį stengsiuosi pabaigti, nes čia tikrai nedaug belikė. Kas liečia šitos dizainus, tai aš jos turiu seniai, esu 2, man atrodo, keksiukus pabaigus. Bet jie gana lėtai siuvinėjęs iš tikrųjų, nes labai daug tų pavienių kryžiukų, ten šokinėjimo, daug spalvų. Tai žodžiu 605 kryžiukai, tai čia buvo, man atrodo, 2 ar 3 vakarus siuvinėjau. Nes, yra ką veikti, čia yra blendų ir žodžiu, nėra lengvas siuvinėjimas šitų. Kiti mano projektukai, tai čia yra iš šitos knygos, bet aš čia siuvinėjau, kas tiko pagal temą. Dalyvauju bingo ir rudeniniam, tai žodžiu, bandžiau ir tam panaudoti, tai žodžiu, šitos knygos pradėti 8 mažiukai darbukai, 7 pabaigti. Tai ką pabaigiau yra kilė, paskui yra moliūgas, toliau yra kaštonas, po to yra 2 debesėliai, nes buvo toks langelis lietus, nežinau kuriam, žodžiu, suėjo. Po to yra ežiukas, nežinau, čia matosi ar nesimato, bet labai panaši spalva ežiuko kūno ir medžiagos, tai gal nelabai gerai, bet būna kaip būna. Ir visos tos medžiagos buvo 14 kauntas, o čia yra sūrio pyragas, irgi pabaigtas, ir čia yra pradėtas šokoladinis, man atrodo, pyragas. Tai čia yra tik padaryta. Tai žodžiu, šitie mažiukai labai greitai siuvinėjęs. Ir užpildžiau kelis langelius su jais. Ir iš viso išsiuvinėjau 1799,5 kryžiuko. Kodėl su pusė? Dėl to, kad
šypsenėlė yra backstitchas ir čia yra 3 dygsneliai. Ir kadangi kryžiukas skaičiuojasi 2 dygsniai, tai backstitchas gaunasi pusantro kryžiuko. Tai va, o dabar liko paskutinis darbas, kurį noriu jums parodyti, tai yra soda. Ir kaip, nežinau, prisimenate ar neprisimenate, tai aš čia buvau, čia šitoje vietoje, nebuvo vilkas, man atrodo, dar išsiuvinėtas. Ir čia yra dar 5 lapas, čia yra 6 lapas, čia 7 ir 8 yra dalinis. Tai va, man pavyko išsiuvinėti, pabaigti 5 ir beveik pabaigti 6 lapą. Tai va, atrodo šitaip. Tai čia išsiuvinėtas šitas, takeliai, šita trobelė, paršiukas, medis ir čia visas tas. Tai manau, labai yra didelė tikimybė, kad aš spėsiu pabaigti, jeigu nepabėgs mūza, nes šį mėnesį pavyko išsiuvinėti 3958 kryžiukus. Ir čia va, šitam lape iš tikrųjų yra likę labai nedaug. Čia biškutį. Šitoj va vietoj. Bus tas lapas baigtas. Ir šiaip, jeigu kas nors pastebite, kad netitinka 100% spalvos ant viršelio ir mano darbo, tai yra tas dalykas, kad aš kai kuriuos dalykus keičiu. Pagal tai, kas patinka, kas nepatinka, taip pat nenorėjau, originali šiaip spalva yra šita visų veikėjų, tų, kurie, turi kūno spalvą, bet aš nenorėjau, kad mano visi veikėjai būtų vienodi, tai aš keičiu kai kurios dalykus. Pavyzdžiui, katinas turėjo čia būti geltonas su ryžom detalėm, bet pas mane jisai yra ryžas. Tai va, planas kitą mėnesį iš tikrųjų pabaigti keksiuką, pasiuvinėti iš tų mažiukų kažką dar ir judinti šitą darbą. Ir nėra čia labai daug iš tikrųjų likę, jau įpažiavus čia ir žiūrėsim, kaip bus. Tai va, tiek. Pirkinių neturiu. Pagundų yra iš tikrųjų daug.